Uždarbis, pinigai arba herojaus kelias. Jeigu jūs pasižiūrėsite į šitą video iki galo, jūs turbūt kaip ir aš kažkada suprasite, kodėl kartais atrodo, kad visas pasaulis yra prieš tave arba kodėl tu e, darai visą eilę durų ir atrandi to išėjimo, kurio galbūt ilgai ieškojai, kodėl galbūt sutinki arba nesutinki žmonės, kurių tau reikia. Ir visa eilė virtinė visų kitų atsitiktinumų, nors mūsų gyvenime tikrai nebūna, turbūt daugelis atsitiktinumų nėra atsitiktinumai, tiesiog taip turi vykti. Ir aš čia nekalbu apie mistiką arba ezoteriką, tai yra, kur mes esame, kur mes judame, kur mes fokusuojamės, tą ir gauname per kiekvieną savo dieną. Ir šiandien aš noriu pasidalinti būtent herojaus keliu, tai yra 8 etapais, kuriuos ne aš sugalvojau, tai yra Josephat Campbellas, žmogus yra tai aprašęs, tuo yra paremta daugelis biografijų žymių žmonių, ten galima visą mes tą rasti. Pagal tai yra rašomos knygos, statomi filmai, daromi kitų dalykų ir pagal tai svarbiausia vyksta mūsų gyvenimai. Ir tai yra tiesiog pripažinta ir jeigu šiandien pasiklausysite šį video, pasižiūrėsite, daugeliu iš jūsų tiesiog tai palengvins nešvaistyti energijos kasdieniniuose savo sprendimuose, o galbūt tik tai pasikoreguoti šiek tiek kursą ir tokiu atveju jūsų gyvenime atsiranda reikalingi žmonės, reikalingos idėjos, galimybės, pinigai ir visa kita. Tai yra tiesiog reikia tam, kad plaukti, kaip aš savo sūnui labai dažnai sakau, šiuolaikiniai burlaiviai plaukia ir net prieš vėją, ko nebuvo, pavyzdžiui, Kristupo Kolumbo laikais, tačiau kad žinoti, kaip plaukti prieš vėją, reikia tiesiog žinoti vėjo fiziką, tai yra kaip valdyti vėją tam, kad prieš jį plaukti. Ir apie tai aš būtent šiandien pakalbėsiu. Ir šiandienos tema, kurią noriu su jumis pasidalinti, tai yra būtent herojaus, pavadinau aš ją mūsų uždarbis ir pinigai arba herojaus kelias, nors čia turbūt į tai gali tilpti ne tik uždarbis ir pinigai. Į šią koncepciją gali tilpti daug kas, tai yra mūsų karjera, mūsų šeiminis gyvenimas, daugelį asmeninių veiklų, patikslinsiu, jo, viskas gerai, įrašas eina, daugelis asmeninių veiklų ir daugelis kitų dalykų. Tai yra ne tik ir tame tarpe, be abejo, tame tarpe mūsų pajamos ir mūsų pinigai, nes kas yra pinigai? Pinigai tiesiog yra energija, kurią mes gauname, perteklinė energija. Tai yra, jeigu mes judame savo keliu, jeigu mes fokusuojamės žinome savo tikslus, jeigu toks yra labai geras išraiškos formas, mano pašaukimas, kas aš esu, kur aš turiu judėti, ką aš turiu daryti. Tai galiu pasakyti prieš pradedant mūsų temą, kad visas pašaukimas, jisai neatsiranda vienu pirštų spraktelėjimo. Jūs kiekvieną dieną apie tai turite galvoti ir aš apie tai, pavyzdžiui, galvoju, ką aš darau, kur aš judu, kuo aš noriu būti, kuo aš noriu užsiimti, kuo aš galiu būti naudingas pirmiausia savo, tada savo šeimai, tada visuomeniai, kuriuo aš gyvenu, kaip aš tai galiu pasiekti. Ir kiekvieną rytą atsibusdamas aš užduodu tą klausimą, o kiekvieną vakarą guldamas miegoti aš pagalvoju, ką aš padariau geriau dėl savęs, dėl šeimos, dėl pasaulio, kad jis būtų kitoks. Ir kai tu apie tai galvoji, žinai, tu tiesiog fokusuojasi į tą savo ciklą, mūsų saviugda, evoliucija, daugelį mokslininkai dėl to sutinka kad tai eina spirale, ne kažkokiu tai ten kilimu, nes tai yra kilimų nuopolių visuma, tai yra spiralė ir reikia tiesiog žinoti, kuriame etape tu dabar esi, kuriame etape yra tavo šeimos narys, artimas žmogus arba pažįstamas, kai tu su juo galbūt nerandi tam tikro kontakto, susitarimo, dar kažkas. Ir kodėl taip yra? Kodėl kartais atrodo, kad visas pasaulis eina prieš mus arba atvirkščiai visas pasaulis mums padeda? Tai apie šitus dalykus šiandien aš noriu pakalbėti tokioje temoje kaip mūsų uždarbis ir pinigai arba herojaus kelias. Tai yra kelias, kurį mes kiekvienas iš mūsų turime praeiti tam, kad pasiekti tam tikrą evoliucijos savo lygį, karjeros lygį, kitus dalykus.
Tai aprašė, tai ne aš sugalvojau, tai yra aprašyta Josepho Campbello, knyga tokia yra Herojus su tūkstančiu veidų, ten yra giliai apie tai pakalbėta, papasakota, parodyta, galima į tą knygą pereiti, ją išstudijuoti, pasižiūrėti į ją, paskaityti ją ir ką jūs tai gausite, pirmiausia pasižiūrėję šį video, po to perskaitę tą knygą, jūs suprasite, kad kur jūs tam tikrų gyvenimo etapų esate, tam tikrų momentų esate, koks yra raktas į kitą lygį. Žinot, aš labai dažnai mačiau, kad mano karjera arba mano verslas tai yra tarsi toks video žaidimas iš tam tikrų lygių ir tu kartais eini, nerandi tam tikro rakto tam, kad atrakint duris į sekantį lygį ir atrodo kartais vat, ir rankos nusvyra ir motivacijos jau nebėra, nes tu čia atsimuši į lubas. Iš tikrųjų ne, tu esi kažkuriam lygiai, kur turi padaryti tam tikrą veiksmą, rasti tam tikrą raktą nuo tam tikrų durų, kad pereiti į kitą lygį ir aš apie tai šiandien pašnekėsiu ir apie tai Josephas Campbellas, Herojus su tūkstančiu veidų, be abejo buvo aprašę ir tai pažinus, tai išmokus galima tiesiog labai savo palengvinti gyvenimą, nešvaistant laiko, tiesiog suprantant, kuriam gyvenimo etape, kur tu eini. Didysis ratas yra Herojaus 12 etapų, mes pakalbėsime apie 8 etapus, mažai Herojaus ratą. Jį galima rasti bet kuriame filme žinomame, bet kuriame, pavyzdžiui, paėmus kaip mano mėgstamas Matrica, pavyzdžiui, filmas jame labai aiškiai net yra visi 8 etapai, nežinau, Liūtas karalius, visur kitur, kur yra tam tikras asmenybė, herojus, tai visur galima atrasti šiuos 8 etapus ir juos tiesiog reikia žinoti. Reikia žinoti, kad nėra taip, kad gyvenime jūs būtumėte už šito rato ribų. Taip nėra. Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo statuso visuomeniai, bendruomeniai, versle, ar ten kažkokioje darbinėje veikloje, ar visuomeninėje veikloje, jis visada yra čia. Ir tiesiog reikia žinoti, tai pripažinti ir tada mes renkamės, jeigu jaučiam, kad jau, nežinau, turime kvietimą, kad jau, nežinau, visi signalai iš išorės, kad mes turime kažką gyvenime keisti ir veikti, jų sveikata pradeda signalizuoti ir visi kiti ir mes to nedarome, tai mes neturime kaltinti aplinkos, mes tiesiog turime pereiti į sekantį ratą tam, kad tai pakeisti ir atpažinti, galbūt pavyks save atpažinti, kažkur tai čia atrasti save, gal kai kam iš jūsų tai padės tiesiog stipriai palengvinti savo gyvenimą, bent jau supratimu, kad jūs esate šitam etape ir tam tikrus žingsnius turite padaryti. Taigi 8 žingsniai, 8 etapai, iš kurių mes pastoviai einame ir tie ciklai, jie gali kartotis, jie kartojasi nuo gimimo iki pat mūsų mirties. Ir jeigu jūs vieną praėjote, tai nereiškia, kad jis buvo paskutinis, tai reiškia, kad tuoj netrukus atsiras antras ciklas, trečias ciklas, taip mes kylame per evoliuciją, o žmogus tai nėra tai, kas sutverta būti vienoje vietoje, žmogus tai yra tai, kas evoliucionuoja, kas auga, nors mes pasąmonės lygmenyje visada save raminame, noriu ramus verslo, ramus gyvenimo, ramus kitų dalykų, tačiau mėlyje noriu pasakyti, bet mano tai įsitikinimu tai yra neįmanoma. Taigi 8 etapai yra kiekvieno mūsų gyvenime, kuriuos mes pastovime, einame įvairiose veiklose. Rutina, kvietimas, šlenkščio perlipimas, sąjungininkų atsiradimas, išbandymai, mirtinas iššūkis, dovana arba kito lygio patirties gavimas ir sugrįžimas. Taigi pradėsiu nuo kiekviename iš etapų, aš trumpai apibūdysiu taip, kaip apie tai aprašė Campbellas, kaip aš pats tai mačiau, savo patirtis pasakysiu, kaip pereiti į kitą etapą ir kokį saviugdos gilų klausimą savo uždavinėti tam, kad šitam etape apčiupinėti tas patirtis ir gauti tą maksimalią naudą savo iš jo. Nes kiekvienas iš šitų etapų tai yra sukurtas ne tam, kad mus čia kankintum, kad ten kažkas tai būtų, vyktų, iš neturėjimo ką veikti, kažkas tai iš viršaus mus tai nuleidžia. Ne, kiekvienas etapas yra tam, kad mes įsinertumėm, tarsi įsinertumėm iš savo senos odos ir taptumėme kitą asmenybę. Taigi pirmas etapas, nuo ko dažnai prasideda mūsų viso herojaus, šitas herojaus ciklas, tai yra rutina. Tai yra rutina,
kurioje turbūt jūs irgi galite save atpažinti, atrasti save, kai atrodytų viskas yra, pinigai yra, pajamos yra, jeigu ten šeima yra, nežinau, jeigu ne šeima, kažkokie pažįstamų ratas, viskas yra, tačiau gyvenimas tarsi neturi skonio, jisai tarsi praranda savo spalvas, nors mes iš tikrųjų turime visko, ar kaip dažnai, aš šiame etape labai dažnai save pagavęs esu, minėdavau, kad na aš turiu tiek, kad galiu pasidalinti dar su 5, tačiau vat lygtai to skonio gyvenimo lygtai ir nėra. Tu tarsi jau išaugęs iš tų savo kelnių esamų, tu atsimušęs tarkisi į lubas, nors jeigu taip išjungus visus mygtukus, tau ir visko kaip ir užtenka. Tai yra namai, vaikai, pinigai, atostogos, bet vat, spalvų tų lygtai ir nėra. Ir nors mes visi kaip žmonės linkę esame save matyti šitame etape, nu kas savęs nepagavo ant tokio pasakymo, kaip pavyzdys, va, kad ramiai viskas, stabiliai, pastoviai ir kad vat judėti į priekį. Kiekvienam filme, bet paėmus tą pačią Matricą ar kitus, vat, kaip Neo gyvena lyg tai savo gyvenimą, jei kas nežiūrėjo šio filmo, pasižiūrėkite, ir aš jų kuo toliau, tuo labiau, kad man net baisu darosi, kad tai nėra fantastinis filmas, tai yra ką mes turime savo galvoje, tą matome ir išorėje. Ir kai pradžioje gyveno pagrindinis herojus, jis tai turi viską, jisai dirba darbą, jisai juda, bet vat, naktim jisai tampa kažkokiu tai Neo, kuris ten ieško kažko tai, kažkokių tai iššūkių, kažkokių tai savo atradimų. Ir šitam turbūt rutinos etape mes kiekvienas esame buvę, kiekvienas dar būsime tikrai, kai tu pasieki tam tikrą plato fazę, kai tu pasieki tam tikrą lygį, tu giliai esi galvoji įsitikinęs, vat ramybė, stabilumas tai yra tai, ko reikia siekti šiame gyvenime, bet tai yra tikrai, tai yra savęs apgaudinėjimas, todėl kad kai tu tai tik tai pasieki, tai įgauna beskonį, beformį, be tokį tikėjimą kažkur, net netikėjimą, stovėjimą vietoje arba net ritimąsi atgal, dėl to, kad gyvenimas yra eskalatorius, mes turime kažkiek tai judėti į priekį tam, kad nesiristumėme atgal. Ir čia šitame etape, ką daryti, kad pereiti kitur, tai pripažinti tą nuobodulį. Kiekvieną dieną, tarkim, pripažinti, kad aš esu šitoj fazėje. Klausti savęs, klausyti savęs, tai yra klausyti savo vidaus. Ir tai tas atsakymas nesiras per vieną dieną. Pavyzdžiui, mano atveju aš klausiu, kur aš norėčiau judėti, kuo aš užsiimčiau. Ir kai kiekvieną dieną tu užduodi vieną kartą arba kelis kartus tą klausimą, vieną dieną ateina būtent tas kvietimas, apie ką mes pakalbėsime toliau. Peržiūrėkite, ar neperaukit savo tikslų, savo kelių, kuriais tu jau judėjai, ar jų jau nesibaigia trasos ir tam, kad tu pereitum, tu tiesiog turi išvažiuoti į kito lygio, kito pločio kelią. Peržiūrėti savo tikslus kiekvieną dieną. Atsakymai neatsiranda per vieną dieną, tam reikia laiko. Tačiau kur mūsų fokusas, ten yra atsakymai. Jeigu mes kiekvieną dieną turime savo ritualą, kai mes užduodame savo tos klausimas, kur aš noriu esu, kur aš esu, kur aš noriu būti, ko aš noriu užsiimti ir ką aš pasiekti, įsivaizduoti savo darbotvarkę, savo dienotvarkę, kaip aš atsikelsiu, ką aš darysiu, kaip aš dirbsiu, kaip aš bendrausiu su žmonėm, kokie tie žmonės bus ir daug įvairių dalykų, tie atsakymai atsiranda. Gilus saviugdos klausimas šitame etape, ką aš nustojau jausti ieškodamas stabilumo ir kaip tai paveikia mano giluminę emociją. Ir tai yra klausimas, kurį reikia savo užduoti. Ką aš nustojau jausti ieškodamas stabilumo. Mes visi lyg tai pasąmonės lygmenį ieškom stabilumo, bet stabilumui atėjus mes ieškome vėl iššūkių. Arba kai yra toks posakis toks, kad geri laikai išugdo silpnus žmonės. Silpni žmonės sukuria blogus laikus, blogi laikai išugdo stiprius žmonės ir tas ciklas sukasi iki galo. Taigi stabilumo gyvenime neegzistuoja, neegzistavo ir niekada neegzistuos. Tai yra tiesiog rutininis tas etapas, kuriame mes kartais būnam ir kai mes jame atsirandam. Sekantis, ko mes ieškome net pasąmonės lygmenyje galimybių. Viena mūsų pusė tam prieštarauja, sako, ką tu sėdėk ramiai, čia nestrikinėk, nedurnavok, visko tu turi, o kita ta pusė sako, kad nėra skonio, kad jau ta sriuba jau neskani pasidarė, tu išaugai kelnes, tu turi judėti, nes žmogus tai yra žmogaus esybė, žmogaus vidus,
tai yra augimas, tai yra evoliucija. Ir mes esame evoliucijos spiraliai, per kurią mes norime, nenorime, turime judėti ir privalome judėti. Taigi, atpažinti save šitoje situacijoje. Kasdieną aš savo užduodavau klausimą ir dabar, kai ateinu, aš randu šitą situaciją, pripažįstu ją, paliečiu, pabūnu su ją ir klausiu, kur aš pripažįstu tą nuobodžių, klausiu, kur aš noriu judėti, kuo aš noriu užsiimti, kaip atrodys mano naujas vingis ir tiek herojaus kelias sekantis, kaip aš judėsiu toliau ir kaip tai atrodys po kurio laiko, patikėkite, kai mes fokusuojasi, mums atsakymai atsiranda. Dėl to, kad mūsų sąmoniai ir smegenį mūsų tas pats, į kur fokusuotis, kur nukreipti energiją. Tačiau mes ją nukreipti galime patys. Ir sekantis etapas, kai mes tai pajaučiame ir mes, beje, šitame etape dauguma žmonių čia turi vienokias ar kitokias problemas ir tam tikrus iššūkius ir tam tikrą virtinę grandinę įvairiausių įvykių, vien to nepripažįstami ir nepajausdami. Aš, pavyzdžiui, kas yra kvietimas gyventi, kvietimas kitam vingiui. Tai labai puikiai yra prašyta, pavyzdžiui, Hario Poterio filmą. Atsimenat, kai Pelėda buvo tą laišką nešė. Pirmą atnešė vieną laišką. Tada lyg ignoravimas įvyksta. Tada atnešė ten tų laiškų daugiau. Po to tų laiškų jau tiek atsirado, kad jų neįmanoma ignoruoti. Tai labai puikiai parodyta tame filme. Visi šitie etapai yra turbūt visuose tokiuose dideliuose meniniuose filmuose ir, kaip sakiau, be abejo žmonių gyvenimuose, žymių žmonių ir nebūtinai ir kiekvieno iš mūsų, tai gal mes to nesureikšminam ir neatpažįstam ir be abejo, kai mes to nerandam, neatpažįstam, tai sudaro mums tokių, žinot, kaip su kuo čia palyginti, mes galime važiuoti asfaltų, autostradą, magistralę, tai pripažindami tuo keliu ir turėti didelį greitį, o galime važiuoti per metrą nuo magistralės arimų, ar kažkokią bekelę ir dėti tam, daužyti tą savo automobilį, dėti tam begalę jėgų ir nesuprasti, kodėl nevažiuoja ta mašina, tai mes čia apie tai kalbam. Tai kvietimas pirmiausia atsiranda, kad mes pirmą, jeigu kvietimą praleidžiam, kaip mums kaip Hariui Poteriui atsiunčia vieną laišką, tada mes gauname 2-3 jau laiškus ir tai būna stipriau. Jeigu mes vis tiek ignoruojame, tada mes gauname krūvą tą laiškų. Atsiranda tam tikri žmonės, kur mums tą patį net tą sakyti pradeda. Tam tikros aplinkybės susidaro gyvenime, kurias mes ir turbūt jūs suprantate, apie ką aš čia kalbu ir ką aš turiu omenyje. Jeigu mes vis tiek ignoruojame ir pavyzdžiui, jeigu atsiranda tam jau etape paskutiniam kokią nors, žinot, pas vyrus yra viduramžio krizė, jeigu mes nesureagavome ir nesikeitėme, pavyzdžiui, 30 kelių metų pirmą kartą, tada jau mums ten kokių 40 su trupučiu taip atlėks, kad jūs pajausit per sveikatą, bus per kitus dalykus, per savijautą jau, nežinau, per fizinius įvairius potyrius tam, kad tu turi keisti, tu turi priimti tą kvietimą. Ir tu turi jį išgirsti, tu jo negali ignoruoti, tau kiekvieną kartą, kai tu jį praignoruosi, jis tau atlėks su didesnė kaina, tu negali jo apeiti. Kaip pereiti? Leisti savo svajoti, galvoti apie tai, kuo aš noriu atsiminti, kur aš noriu judėti. Ieškoti tų, kurie tai padarė, jeigu jūs jau išgirdote tą kvietimą. Jeigu išgirsti, aš jaučiu savo fizinių potyrių būna, kad aš turėjau keistis, aš turėjau judėti, aš negaliu gyventi taip, kaip buvo. Taip negali būti tiesiog viskas. Aš išaugau jau savo kelnes, marškinius, aš turiu sau leisti judėti. Aš kiekvieną dieną užduodu klausimą savo rutinoje būdamas, kur aš noriu judėti, kaip aš tai turiu daryti ir leidžiu savo svajoti, kaip tai atrodyti. Ieškau tų, kurie padarė, turėti savo tuos kumyrus, kuriuos aš seku socialinėje erdvėje, mes dabar galime sekti bet ką ir išgirsti, stebėti ženklus, stebėti savo vidinius potyrius, fizinius potyrius ir patikėkite, tas kvietimas jis pas jūs atsiras ir jūs jį matysite ir jeigu apie kiekvieną dieną tai galvosite, atsiras tam tikri žmonės, kurim tai kalbėti net pradės ir mano atveju tikrai tai buvo ir leiskite savo svajoti, ieškokite tų žmonių, kurie
tau padarė. Gilus saviugdos klausimas šitam lygiai. Jeigu aš nebijočiau nesėkmių ir aplinkinių pasmerkimo, kokia veikla aš užsiimčiau. Jeigu man būtų visiškai tas pats. Pasileisčiau plaukus dabar ir lėkčiau per laukus, čia taip šaržuotai aš sakau, kokią veiklą aš norėčiau užsimti, ką aš norėčiau veikti šiame gyvenime. Patikėkite, ilgai šauk ir kviesk ir atsilieps, belsk ir tau bus atidaryta, vienoje knygoje yra protingoje parašyta. Kvietimas, tai yra ta fazė, kurioje, na, aš turbūt savo gyvenime, jau man savo 50 metų, aš kokius juos 3-4 jau turėjau ir labai stiprius turėjau. Ir dabar buvo nesenai visai tas etapas, kai tas kvietimas buvo ir aš pajaučiau save, pagavau šitame etape ir be abejo, negaiždamas laiko, jau į sekantį etapą ir galiu pasakyti, jisai yra neišvengiamas, jis yra labai sunkus, šį etapą tu turi pereiti vienas, tai yra nepaprasta, vidinis tavo reptilijos smegenys, kurios sako, gulėk ant lovos, taupyk energiją, nieko nebedaryk, sako, stop šeimininkė, mes čia buvom, kokia čia nesąmonė, dar kažką, sėdėk vietoj, nesimuistyk. Ir čia slenksčio perėjimas į tą nežinę, kurį jūs turite padaryti vienas. Šį žingsnį tu turi padaryti vienas, tu turi jį peržengti vienas ir tai yra mūsų vidiniam reptilijos smegenims, savisaugos instinktui, mirties kartais net baimiai, tai yra labai sudėtinga. Slenksčio perėjimas, sprendimo priėmimas yra ypatingai nepaprastas dalykas žmogaus gyvenime. Ir tai atėję, žinot iš kur, tai atėję iš akmens amžiaus, aš labai dažnai tai mėgstu paakcentuoti, pasakyti. Tai yra, tuo metu žmogui buvo, bet koks pokytis yra gyvybiškai mirtinas buvo. Tai yra, įsivaizduokit, nuo vienos stovyklos, jeigu tau reikia pereiti kitą, prie kitos upės, tu turi pereiti per mišką, gal tave užpuls su jie žvėris, užpuls kita gamta, gal ten nebus grybų, uogų, gal ten nebus vanduo vartojamas, gal nebus žvėrių. Ir tai nuo akmens laikai pasikeitė, o mūsų smegenys liko tokios. Bet mes turime perlipti tą slenkstį vieni ir atrasti, paleisti kitą, eiti į tą nebūtį, eiti į tą tuštumą, palikti save seną tam, kad tu galėtum atrasti kažką tai naują. Žinot, dar vienas toks istorija, toks yra toks medžioklės būdas, pavyzdžiui, yra beždžionių medžioklės būdas Afrikoje. Įdeda indą su skyle rankai, viduj bananas, beždžionė įkiša ranką, paima bananą ir jo nepaleidžia. Tai neperlipa per tas lenkščią, ateina medžiotojas, duoda ją per galvą ir pasiema tą beždžionę. Tai paleist tą bananą, perleit per tas lenkstį. Kaip pereiti? Surašyti visko, ko tu bijai. Nebijoti, paimti, turėti savo sąrašą visų tų savo baimių, kurias tu turi. Gilus saviugdos klausimas. Jeigu aš nepereisiu šito etapo, kokios savo versijos aš taip ir nesužinosiu. Ir tokių versijų mūsų gyvenime kaip gyvatės uodų gali būti daug. Ir pereiti šitą etapą jūs turit vienas. Šitame etape būni tu vienas ir tai nėra paprasta. Tačiau gera žinia yra ta, kad sekantis etapas yra sąjungininkai. Kai jūs pereinat slenkstį, atsiranda tam tikri žmonės, tam tikros bendruomenės, tam tikros aplinkos, tam tikri sąjungininkai. Tai mes galime labai matyti, kai, pavyzdžiui, žiedų valdovė, kai jie pradėjo kitą savo kelionę, atsirado sąjungininkai, kurie ėjo kartu su jais. Tai yra kiekvienam filme, tai tie etapai labai griežtai, netgi sakyčiau, knygos apie tai parašytos yra. Tai yra labai aiškiai net aprašyta ir subrėžta, ir kai jūs stebėsite, kažkokį žiūrėsite filmą, atsiminkite šitus 8 etapus, ten jūs visur rasite. Kaip sakiau, biografijas galima skaityti, apskritai gyvenimo žmogaus ciklas taip yra pastatytas, kai tą žinai, tu važiuoji greitkeliu, ne šalikeliu. Sąjungininkai atsiranda visada ir tai yra gera žinia perlipus tą slenkstį. Kaip pereiti, kaip tai pastebėti, kaip atrasti save, kad tu esi šitame etape. Nebijokite prašyti pagalbos, aš niekada to nebijau sakyti. Kaip pasakai, ko nori, durys pačios atsiranda. Gilus saviugdos klausimas. Kas iš žmonių jau yra šalia ir išsako savo nuomonę, bet aš to netikiu ir negirdžiu. Galbūt jūs šitame etape esate, gal jau yra padarytas pasirinkimas, tada reikia suprasti, kad tu esi naujoje sferoje,
mažiau kalbėti, daugiau klausyti, sena patirtis jau čia neveikia, galioja kitos taisyklės ir čia tu surenki tą savo bendruomenę, kariauną, armiją, su kuria tu pradedi judėti į priekį. Ir prasideda tai, per ką pereiti, mes pereidinėjom, dėl ko mes pastoviai pergyvenam, kartais mes nueinam čia į depresyvę nuotaiką, kartais įvyksta dar daug įvairiausių dalykų, kartais mes tą keikiam paskutiniais žodžiais. Tačiau tam, kad išsinerti iš savo senos odos, reikalinga pereiti virtinę išbandymų, kurie yra kartais būna daug sudėtingesni negu prieš tai buvę. Nepriklausomai nuo savo amžiaus metų, mes tuos išbandymus vis patiriame, patiriame ir patiriame. Ir jeigu mes atsisukame atgal, mes suprantame, kad būtent čia buvo mūsų didžiausias šuolis, būtent čia buvo mūsų didžiausias augimas, būtent tam mes turime būti savo visada dėkingi už šiuos išbandymus, nes čia būtent atsirado mūsų kita versija. Išbandymai yra, kai mes turime sąjungininkų, kai mes pradedame savo veiklą, mums kartais net atrodo, visas pasaulis eina prieš mus, visas pasaulis tiesiog stabdo mus, visas pasaulis mes susidurė su įvairiausiomis kliūtimis ir tai primena, žinot, kaip sporto salė. Na, negalima užsiauginti raumenų masę, neįvykus raumenų trūkinėjimui, kuris kitą dieną iššaukia skausmą. Tai yra, mes žinome, net neaktyviai sportavę žmonės, žinot, arba padirbę kažkur darže ar kažkur, mums skauda kūnas, skauda raumenys. Tai yra tiesiog tam, kad mes taptumėme stipresni, mes turime pajausti, turi sutrukinėti raumenynas, turi atsirasti kitas etapas ir išbandymai tai yra tai, ką mes gauname ir mes jiem, kad ir kaip neskeista, tam, kad tapti kita, čia yra būtent mūsų didysis augimas. Šiam etapui mes turime būti labai dėkingi visada ir kaip iš jo išeiti, kaip jį pereiti. Tai yra praradimas, tai treniruoklis, tai vertinti kaip treniruoti. Žinot, Dantė, pavyzdžiui, savo ten 9 pragaro ratai, kur tam veikale yra paminėjęs, tam, kad pereiti per pragarą, reikia per jį eiti, pragare negalima stovėti. Žmonės bijo permainų, kaip ir minėjau, atsimenat, kai praeitame etape tą slenkstį, kai pereiti, priimti sprendimą, mes bijom permainų, bet tik tai permainos ir mūsų didysis lankstumas ir klausimas daugiau, o ne bukumas ir ego, kuris mums sako dominuoti ir valdyti, čia jum yra pagalbininkai. Gilus saviugdos klausimas, ką apie verslą ir save aš taip ginu šitame etape, kodėl aš esu įsirėmęs galbūt į sieną, kur aš nepaleidžiu, paleisti reikia ir duoti savo judėti į priekį. Ir kas atsivers, jeigu aš nuo to išsilaisvinsiu. Ir čia toks yra geras vieno mano iš mentorių istorija labai įdomi. Reiškia, gyveno tokie būtybės, kurie turėjo rankos čiuptuvus ir jų gyvenimas buvo, tai yra įsikabinimas į dugną ir visą gyvenimą jie tais rankom čiuptuvais buvo įsikabinę į dugną ir ten jie gyveno tam gyly. Ir vienas iš jų sako, kas bus, jeigu aš pasileisiu ir tiesiog pasileisiu srove ir mane neš. Jie visi pradėjo atkalbinėti, kad tu nekvailiok, tu paleisi, tu numirsi, tu žūsi ir taip toliau. Bet vieną dieną jisai pasileido ir jį pradėjo nešti srovė, jisai pradėjo matyti tą vandens telkinį visai iš aukštai, plačiau, giliau, matyti, kas yra vandens paviršiui. Atsirado kitas pasaulis. Ir kai jisai plaukė virš visų kitų, tie visi kiti būtybės rankų čiuptuvų, jie sakė, jiems pradėjo šaukti, kad va, pasileiskit, jūs pereisit, jūs atrasite, ko jūs neįsivaizduojate, ką aš matau, bet jo negirdėjo, o jie tik tai kalbėjo, kad ir kūrė legendas apie tai, kaip vienas iš jų tiesiog pasidarė taip, kad jisai pakilo kažkur į dangų ir išskrido. Tai turėkite šitame etape būtent taip ir yra, kad reikia nebijoti pasileisti, nebijoti tos srovės, turbulencijos ir nebijoti judėti į priekį. Arba, žinot, kaip buvo atrasta barjeras, garso barjeras. Bet, pavyzdžiui, žinot, kad iki lėktuvas, kol pasiekė garso barjerą, kas įvykdavo, jisai labai drebėdavo, daugelis net, dauguma lėktuvų subirėdavo net, reiškia, kol pasiekiamas tas garso barjeras, greitis,
jisai vyksta turbulencija didžiulė ir tai galima stebėti žmogaus gyvenimuose, tai galima stebėti komandų gyvenimuose, vyksta turbulencija, labai didelis drebėjimas ir daugelis, na, charakterių kartais gyvenimų tiesiog subyra, lygiai taip pat kaip čia. Kaip buvo peržengtas greičio garso barjeras? Tiesiog vienas iš pilotų paėmė ir tuo metu paspaudė, nenumetė greitį, ką darydavo iki jo, o paspaudė gazo pedalą. Ir kas įvyko? Įvyko, žinot, kai lėktuvai, pasižiūrėkite, kai peržengia greičio garso barjerą, įvyko tas smūgis vadinamas, kaip bum! Ir visiška tyla toliau, dėl to, kad garsas jau tavęs nebedavėja. Tai yra, tu skrendi greičiau už garsą. Tai vad būtent išbandymuose tai mes ir pasiekėme, išbandymuose tai ir įvyksta, peržengiamas garso barjeras ir patinka mums ar nepatinka, mes šį etapą turime pereiti savo gyvenimuose ne kartą, ne vieną ir ne du. Ir tik tai klausimas, kaip mes į tai reaguojam. Ar mes į tuos išbandymus reaguojam kaip ir išbandymus, ar mes į juos reaguojame kaip, nežinau, kaip į tą turbulenciją, mes bijom paspausti greičio pedalą ir tiesiog ateina laikas, kai galbūt mes subyrame visiškai ir nepasiekėme, o tiesiog reikėjo paspausti gazo pedalą, būti lankstesniam, susikišti savo ego į vieną vietą ir paklausyti, kas yra kalbama, ką sako mūsų tie sąjungininkai, kurie su mumis atėjo, ką sako pati mūsų aplinka, arba tiesiog paleisti tuos rankų čiuptuvus ir plaukti toliau. Ir atrodytų, kad tai jau turbūt viskas, tačiau taip nėra, nes sekantis etapas yra tiesiog mirtinas išbandymas, arba senas mūsų aš miršta ir atsiranda naujas aš. Šis etapas yra nepaprastai sudėtingas, jisai gali būti emocinė, fizinės būsena žmogaus keičiasi, mes galime turėti įvairias sudėtingas nuotaikas tame etape, kitus tiesiog senas aš turiu mirti, nes tam, kad mes peržengėm garso barjerą, mes judame jau kitoje realybėje. Tačiau jeigu mes turime senų įsitikinimų ir nuostatų ir nemokame to paleisti, bus labai nepaprasta. Tai yra, turi senas aš miršta, oda sena nukrenta ir mes gyvename visiškai naujoje realybėje. Aš galiu papasakoti savo istoriją, man buvo pakankamai sudėtinga išmokti būti čia ir dabar tiesioginė šio žodžio prasme. Ir mano gyvenime atsirado įdomus labai emociniai svyravimai, kurie mane išmokino, kad taip kaip buvo, jau tu pasirinkai kelią, jau tu turi judėti į priekį, kurie mane išmokino nukreipti savo mintis, susifokusuoti į savo vidų, išgirsti save ir suprasti, kad pavyzdžiui, gyventi čia ir dabar, jausti čia ir dabar emocijas yra labai svarbu tam, kad tu galėtum judėti į priekį. Ir šitą etapą aš esu perėjęs keletą kartų, kai sena oda jau, nors tu jos labai nori, tu nenori ją paleisti, tačiau jau jinai nebegalioja, jau jos nebėra. Senas aš numirė. Dabar yra naujas aš. Ir kiekviename etape naujų pajamų, labai dažnai, kodėl mes nepereiname į naujų pajamų etapą. Tai yra žmogus, kuris uždirba, kaip pavyzdys, 1000 eurų, žmogus, kuris uždirba 10 000 eurų, tai yra tavo du skirtingi asmenys. Ir tik nuo tavęs priklauso atrasti save kažkuriam iš tų lygių ir pereiti į kitą etapą, paleidus viską, patiriant kartais nežmonišką nepatogumą viduje, dėl to, kad mūsų sąmonė, mūsų nervų sistema labai dažnai reaguoja ir stipriai reaguoja į pokyčius. Ir amžiui, kylant amžiui, tai vyksta dar stipresnėm, nemalomesnėm formom. Paleisti tai, judėti, tiesiog duoti savo laiko. Tai yra kaip pereiti, senų schemų mirtis, pasinerimas į save. Tai yra skirti savo, pavyzdžiui, skirti savo dieną, 2-3 savaitę, tiesiog klausantis savęs. Kartais reikia duoti savo laiko. Tai yra tiesiog duoti savo laiko, pasileisti į tą galbūt pasroviui, tai yra naujoje realybėje ir duoti savo laiko, kad tu išgirstum. Ir kai tu klausai, tu visada išgirsti. Gilus saviugdos klausimas, kas manyje numirė ir kodėl aš bijau pripažinti, kad tuštumoje gimsta nauja reikšmė ir prasmė. Pajausti tuštumą.
kai va, tu pajunti tą tylą, tą turbulencijos, jau va, praeina turbulencija, kai tą garso barjerą, kur kalbėjau, ir atsiranda tyla, kuri gazdina kartais labiau negu ta turbulencija, reikia tiesiog palaukti, tam, kad išgirsti kartais duoti savo laiko, tai gali būti labai labai nepaprastas etapas. Ir žinot, kaip Kastaneda sako, mirtis yra visada nuo mūsų kairėje, atsisuki, jeigu tu iš tikrųjų jau bijai paniškai naujo gyvenimo, paklausi, ar laikas, jeigu atsakymo nėra, reiškia dar gyveni ir gyvensi toliau. Tai mirtinas išbandymas dažnai jis būna mūsų gyvenime ir jisai būna ne kartą ir tai yra neišvengiama. Sekantis etapas, jei mes tai pereinam, tai yra dovana, tai kita realybė, tai kiti potyriai, kai žmogus įgauna, nežinau, ten trečia akis atsiranda, pradeda girdėti kitus žmonės tarp eilučių, tu gali matyti, pavyzdžiui, kelis žingsnius į priekį, tu kalbi su žmogum, nors jisai tau savo, tu jau supranti, kur ir kas gali nuvesti kontaktą su šitu žmogum, atsiranda tarsi šeštas jausmas. Kai tu tiesiog įgauni, kaip kartais atrodytų net tokių gazdinančių antgamtinių savybių, gal atsiranda žmonės, kurie tave, nežinau, neša, įdedi 1 eurą, išeina 10 eurų ant išėjimo, arba kažkoks santykis, atsiranda projektai, idėjos ir visai kiti dalykai, gyvenimas tarsi pradeda šokti tango su tavimi. Tai yra, aš tokių etapų jau turėjau tikrai ne vieną gyvenime, karjeroje savo ir jis iš tikrųjų stebina, jis iš tikrųjų labai malonus, saldus yra, tačiau jeigu reikėtų išskirti iš visų kitų, kurie buvo prieš tai, turbūt visada daugiau atsimeni išbandymus ir būtent mirtiną tą išbandymą, kai tu supranti, kad toks, koks tu buvai, tu nebegali būti, tačiau dovana visada tai yra po jo ir tai yra visada malonu. Kaip pereiti ir neanalizuoti, panaudoti atradimus praktikoje. Labai dažnai galima matyti žmonės tiesiog jau yra šitam, bet jie 3 aukštojo mokslo diplomai ir nieko nenaudojama praktikoje. Teorija arba mūsų patyrimai tai yra tik 20%, 80%, kas Pareto dėsnis, 80% sukuria mum viso labo tai, ką mes imamės veiksmo ir darome. Gilus saviugdos klausimas. Kokią šviesą aš atradau ir kodėl man reikia naudoti jos potencialą. Ką aš su tuo galiu nuveikti? Pirmiausia dėl savęs, tada dėl savo šeimos, tada dėl savo aplinkos, bendruomenės ir tada dėl pasaulio. Pradėti reikia nuo savęs. Labai dažnai būna, kad, žinot, gerais norais kelias į pragarą grįstas. Žmogus pats neperėjęs etapų kažkurių tai ir jau nori mokinti tuos, kurie yra visai kažkur tai kitur ir toliau, arba yra kitam visai žemiau ir, vadinkim, ten yra kažkur tai rutinoje dar, o jisai yra, pavyzdžiui, mirtinam išbandymė ir taip toliau, jie niekada nesusišnekės, arba atvirkščiai, vienas yra rutinoje, kitas yra mirtinam išbandymė, bet šitą reikia visada suprasti. Tai dovana, matyti ją, stebėti reikia ir be abejo taikyti. Ir sugrįžimas. Sugrįžimas, kai tu grįžti į šį pasaulį, kai tu esi visai kitas, kai tu skrendi, judi per gyvenimą tokiu greičiu, kuris anksčiau tave išskaidytų į molekulės, kai tu nori su tuo dalintis su savo aplinka, kai tu pirmiausia tau duoda, jauti didžiulį energetinį potencialą, kitą spiralės, dar vieną spiralės tą vingį savo karjeroje, asmeninėme gyvenime ir be abejo tu reikia tai savyje atrasti, leisti savo iniciatyvą, visada reikia nenueiti į rutiną, o pasidžiaugti čia, nors rutina bet kuriuo atveju po kažkurio laiko vėl atsiras, nes naujas vingis spiralės atsiras ir judėti. Suprasti, kad tai ne paskutinis herojaus ratas. Nes viskas juda vėl rutina, vėl mes ateisime čia, dėl to nereikia, žinot, bus vėl išbandymas, o tau jau ten jau 60, 70 ar 80 metų, kiek vėl čia tie išbandymai, kiek aš galiu, tai yra tiesiog toks ratas, tokie vingiai gyvenimo ir tai neišvengiama. Suprasti, kad tai ne paskutinis, leisti savo iniciatyvą. Gilus saviugdos klausimas, kaip aš galiu dalinti su savo aplinka, leisdamas jai augti, nepastatydamas save aukščiau už juos.
Nestatyti save už aplinkinius, tai turbūt yra menas, kurio reikia ir būtina mokytis visą gyvenimą. Dėl to, kad skirtumas tarp žmonių yra tik tai vienas gali būti, kuriam va, šitam vingi, kuriam iš etapų žmogus yra. Todėl labai dažnai komandų žmonių nesusikalbėjimas yra tai, kad vienas yra viename etape, kitas yra kitam ir jie nebesusikalba. Ir čia dažnai būna problemos, dėl to tai reikia suprasti, žinoti, leisti savo, duoti savo laiko, klausyti kartais ir kalbėti iš vienos, ne iš paauglio pozicijos, kai ten suaugusio ar atvirkščiai, o kalbėti iš lygios pozicijos arba tiesiog išklausyti žmogaus, kur jisai yra, galbūt duoti jam šį video pasižiūrėti. Taigi tokie yra etapai, herojaus etapai. Galbūt save atpažinote viename iš jų. Jeigu net pažinote, duokite savo laiko, duokite savo įkvėpti, duokite savo apie tai pagalvoti. Jeigu reikia, peržiūrėkite dar kartą šį video ir galbūt tai jums, kaip ir man, tiesiog gali stipriai palengvinti gyvenimą, duoti kito įkvėpimo, duoti energiją skirti ten, kur reikia, leisti važiuoti greitkeliu nepriklausomai nuo kurio etapo jūs esate, nes pripažinti etapą tai jau padaryti daugiau negu pusę darbo ir nevažiuoti, nes daugelis, ir aš save esu nekartą pagavęs, tu vat, turi greitkelį, o tu važiuoji šalikelę arba tuo vat šunkeliu, kuris yra šalia, daužydamas tą savo automobilį, daužydamas galvą į prietaisų skydelį, vietoj to, kad pat 1 metrą pasitrauktum į šoną ir viskas pasikeistų. Turėkite tai omenyje, galbūt jums tai padės, taip kaip padėjo man gyvenime. Jeigu jums šis video buvo įdomus, be abejo paspauskite patinka, pasidalinkite juos su draugu, parašykite komentarą. Aš žinosiu, kad tą laiką, kurį aš skyriau, jisai kažkam padėjo ir kažką padarė truputį, įteikė gyvenimo kokybės truputį kitokios. Linkiu jums sėkmės jūsų herojaus gyvenimo etapuose, jūsų gyvenimuose, jūsų pasiekimuose ir visose jūsų pradžiose.